Sveiki, o šiandien turite unikalią galimybę keliauti kartu su X sektorium į Uteną. Pasiklausinėsim žmonių, kaip jie čia papuolė, į kokį miestą labiausiai mėgsta važiuoti, kas skanaus įsideda į kelionę ir kitų klausimų. Tai ką, vykstam? Prisistatyk. Aš esu Mindaugas, man atrodo pažįstami. Pažįstami turbūt esam. Kaip atsidūrė X sektoriui su visa šeima, papasakok? X sektoriui kaip atsidūriau? Pradėjau žiūrėti krepšinį per televizorių, domėtis Lietkabelio, kaip atėjo pergalės. Tada žmona ėjo aplink areną, visur sėdėjau visose sektoriuose. Pernai žmona nupirko abonementą šalia karštai palaikančių, nes aš toks irgi karštai palaikantis. Ir kadangi sėdėjau šalia jūsų, taip ir pasilikau pas jūs. Ir kaip tau? Kaip tu čia jautiesi? Kaip jum? Man tai gerai. Ir man labai gerai. Visi labai draugiški. Man patinka su jumis. Tikiuosi, jum patinka su manim. Kas skaniausiai atsineša valgyti autobusą? Pats gal? Skaniausiai, kas atsineša autobusą, skaniausiai čipsi visada. Troškučiai. Visada čipsi nugali. Į kokį miestą pačiam patinka labiausiai važiuoti išvykoj? Daugiausiai esu važiavęs į Uteną, bet nepasakyčiau, kad į Uteną man patinka važiuoti labiausiai arena, sakykim, patinka labiausiai. Gal Žalgirio būtų arena, jeigu apie areną šnekam, kad geriausiai. Taip. Tai tiek iš tavęs. Ačiū. Viso iki. Mūsų vadovo X sektoriaus Aurimą Urbaną. Labas. Labas. Tai kaip tu atsidūrė X sektoriui pats? Taip ir atsidūriau. Praeitais metais gruodžio 3 dieną sugalvojom kurti Lietkabelio fanų asociaciją X sektorių, įkūrėm ir kol kas vadovauju jai šiandien dar. Kaip tau atrodo? Čia gerai, ar ne? Viskas pas mus, kaip šeimoje, kaip artimam rate, kaip pas draugus, ar ne? Jo, mes čia tikrai kaip didelė šeima, vieni kitus papildom, padedam, bedoj padedam. Ne vieną kartą buvo ištikus pas mus, ne vieną narį didelę bėdą, tai labai didelę vieningumą parodėm, susivienėm. Labai didelė šeima, labai didelė bendruomenė, labai linksma ir gera kartu su. Kas skaniausiai įsideda valgyti? Baba Valentina. O į kurį miestą pačiam patinka labiausiai važiuoti? Į Klaipėdą. Kuo tolimesnė kelionė, tuo įdomiau, tuo ilgiau gali pabūti su savo draugais, su X sektorium, pabendrauti. Kuo toliau, tuo įdomiau. Ar nori žmonės važiuoja į išvykas? Jo, visą laiką autobusas realiai, nuo registracijos, kai paskelbėm, ten parą laiko jisai būna pilnas visą laiką. Tai palinkėsiu Aurimai, kad autobusų daugėtų ir mūsų vis daugėtų. Ačiū. Labas. Kuo vardu prisistatyk publikai? Silvija, X sektorio fanė. Silvija, kaip atsiradai X sektoriui? Eidavau varžybas paprastai su vaikais, žiūrėjau tos fanus ir pagalvojau, kogi net ten prisijungti, mėgstu pašūkauti skanduotės, taip ir atsiradau X sektorio fanuose. Ir kaip tu čia jautiesi? Ar patinka? Oi, labai patenkinta, džiaugiuosi.
Ilgai. Už tai jūs sektorius, bet ką tai. Va. Draugiški visi čia. Oi, dievinu visus, šeima. Skaniai vaišina įvairiais maistais. Labai. Kas skaniausiai? Tortas šį kartą. Į kokį miestą labiausiai patinka važiuoti? Kauną. Kauną. Į Žalgirio areną, ar ne? Labai puiku. Ačiū. Labas, aš esu Rolandas. Tai va. Taip. Aš turiu atributiką, kas priklauso Enriqueta. Tai va, aš esu Lietkabelio fanas, X sektoriaus. Aš labai džiaugiuosi, kad esu fanas. Daug metų sirgau už Lietkabelio ir kažkaip natūraliai, kaip ir visi, sėdėdavau salę, nedrįsau ateit. Paskui traukė mane į šitą asociaciją. Aš džiaugiuosi dėl to, kad šiandien nėra direktorių, nėra išskirtinių. Visi dirbam savo darbą, visi skanduojam, pavargstam, prakaituojam, sergam už šitą komandą, mes kitos neturim. Tai yra pati geriausia komanda mūsų Bordo Balta asociacijos. Sakau, jeigu reikia būgną mušam, jeigu ir vėliavą musikuoja ir nėra, kad aš nedarysiu, man kažkas nepatinka. Ar draugiški čia žmonės? Taip, draugiški. Draugiški palaikam. Aišku, po varžybų būna liūdna, bet skanduotės vėl mums užveda kitom rungtynėm. Be pralašimo nebus pergalių. Aš tikiu, kad šiandien mes laimėsim prieš Uteną. Ar dažnai tenka išvykas važiuoti? Dažnai tenka. Kai netrukdo darbai, būtinai važiuoju. Man nieks negali sustabdyti, kad nevažiuočiau į rungtynės. Į kokį miestą labiausiai patinka be Panevėžio? Patinka, aš nustebinsiu, turbūt man labiausiai patinka važiuoti į Vilnių, į sostinę ir susitikti su Ryto komanda, nes ten didžiausia priešprieša. Ten didžiausios emocijos yra nugalėti Rytą. Va. Taip. Tai va, važiuojame su žmona, mano žmona Enriqueta yra, mes, šeima esam. Tai va. Labai šeiminiškai. Šeiminiškai. Ačiū labai. Ačiū. Prašom prisistatyti publikai. Labadiena, Virgutis. Virgė, kaip atsidūrė X sektoriui? Oho, vaikeli. Dar neišėjom rimtai šnekėti. Palauk. Aš ne fotogigieniškas. Prigavom, vis tiek kalbinsiu. Gerai, atsidūriau. Kaip atsidūriau? Taip aplinkybės gyvenimas susiklostė. Vieną tamsų vakarą susitikome su Aurimu ir sakom, einam, darom naujai kažką, tai ir padarėm. Labai gerai užkūrėt, labai viskas čia puikiai. Ar draugiški žmonės susirenka į X sektorių? Fantastiški. Dėl šitos bendruomenės tai yra galima, kaip sakant, ir galvą guldyti. Tai yra bendruomenė, kuri vienyje žmonės, kuri vienyje panevėžiečius. Tai ir krepšinis, ir užklasinė veikla, ir pramogos, ir bendrystė. Tai fantastiška. Virguti, kas skaniausiai valgyti įdeda į autobusą? Arentą rauginti agurkėlį, jam linkėjimai. Į kokį miestą be Panevėžio labai patinka dar vykti išvykas? Be abejo, dabar svajoju apie Klaipėdą, važiuoti prie jūros, ką tik suplanavom, gal ir jūros muziejų aplankysim ir panašiai. Super, ačiū tau. Labas, garsusis žmogau. Labas. Greitai išgarsėjai, pakalbinsiu dar. Sveiki, vyrai. Labas. Kokia skanduotė pati mėgiamiausia? Ryto fanai, visi jūs eikite. Kaip tu atsidūrei X sektoriui? Tiesiog smagi kompanija, patinka kapučino, tai taip ir atsidūriau. Kas skaniausiai įsideda valgyti į autobusą? Agurkiukai.
Kieno? Visų. Kažkieno. Bet tie marinuoti, rauginti agurkiukai. Vidukai, aš žmonės draugiški sektoriai. Labai. Labai. Taip. Į kokį miestą patinka važiuoti išvykos labiausiai? Vilnių. Ten tu labai laukiamas. Bijau, kad nelabai dabar jau. Prisidirbai, nebejauka. Prisišnekėjau. Tai važiuojame į Uteną, gal Utenos fanam kažką? Sėkmės. Labas. Labas. Prisistatyk publikai. Gintarė. Kaip tu atsidūrė sektoriai? Faktiškai per kolegę. Ar kolegė? Taip. Ir kaip tau, ar draugiški čia žmonės? Labai. Patinka pačiai. Žiauriai patinka. Dažnai vyksti į išvykas? Šį sezoną kiekvieną išvyką, o praeitą, kiek galėjau, tiek irgi vykau. Kokį miestą išskirtum, į kurį tau faina visai važiuoti? Patinka? Kad dabar faktiškai visi skirtingi. Tai kiekvienas tas naujas miestas, sakyčiau, ir pati smagiausia išvyka. Supratau, kas skaniausiai autobusą valgyti įdeda? Turbūt aš pati. Tu kur pačiu. Čia saldainiuko turėtoja. Taip, prašom. Ačiū. Nuokė. Gerai, aš užsidengsiu mane. Aha, prisistatyk publikai, nebesidenk. Prisistatyk, jau filmuojame. Labas, aš Aistė. Kaip atsidūrė į sektoriui? Asmeniniai reikalai pradžia, po to draugystė su įvairiais žmonėm, senai matytus, tarp kitko Eglė, beveik klasiokė. Šiaip viskas yra labai gražu, tai ir traukia tokia. Draugiški žmonės. Taip, žinoma. Į kokį miestą patinka važiuoti išvykas labiausiai? Tai turbūt į Vilnių tikriausiai. Irgi Vilnių. Kas skaniausiai autobusą valgyti atsineša? Žinau, kad agurkėliai labai skanus rauginti, neatsimenu pavardės jų. Gabrieliaus mama. Nu va, Tikriausiai. liuks. Ką dar papasakok? Ką mes gali dar va? Paskanduoti? Skanduotė skandavo per praeitą intervą, jau užtenka, aš noriu ramiai gyventi. Norim ramiai gyventi.
Aš labai myliu Lietkabelį.